gražu. Einam dar vienas rogės atsitempsim. Ja, atvažiavai pagaliau su tėtuku pažvėjoti. Ai, tu mano strakalūzas. Sveiki, draugai. Nu, pagaliau. Arūnčikas ant Kauno marių. Mano večikiai patikrintojai, kur aš ten buvau suvaikščiojęs praeitą dieną, žiūrau, nieko nėra. Tuščia, ramu. Kas yra visai neblogai. Tai varysim pagauti lęšiuką, pasidėsim ant Kauno marių tvarkingai. Ir Enigma jau kažką ten rado įdomaus. Ir vienu žodžiu, mažiau čia kalbam, kinkomės į rogės ir varom į priekį. Kažkur tenais toli. Nu, tikiuosi, čia mes lengvai slysim su tom dviejom rogėm. Užkabinam virvutę. Taip. Nu, sąstatas paruoštas. Dar kažkaip dėjau vilčių, kad tilpsiu vienas rogės. Tai gerai, kad paėmiau dviejas. Be šansų, būčiau netilpęs. Be šansų. Ir dar toks dalykas, kai ledas nėra labai storas, ne, draugai, ir tempi didelį svorį, tai visada reikia imti daryti kuo ilgesnės virvės. Ta prasme, kad rogės būtų kuo toliau nuo manęs. Kiek laimės buvo. Nu ten, kur skylės ledas, tai biškiuką ačkovai. Nes garsai tokie. Bet kai taip ledas skilinėja, tai čia nėra blogai. Čia netgi gerai, sakyčiau. Biškiuk pavargomės vienčką. Nu, čia blemba į kitos vietos nueiti. Nežinau, gal kokie 1,5 kilometro. Čia biški yra reikalų, šaika. Ne juokas. O, žiūrau, daugiau čia tokių drąsių kaip aš atsirado. Vaikščiojančių vidury Kauno marių. Palaukit, neskubėk. Blemba, Enigma skuba labiau negu aš. Ar pėdutės tau sušalo? Vaikelį tu mano. Davai, aš tu padėsiu lovą, tu lik ant lovos. Tipo, tau bus šilčiau. Nu, ateik. Lip. Sėdėk čia. Sėdėk ten, Mickey Mouse'as.
Taip, ką mums reikia padaryti, pasižymėti, kur eketės kapot. Nu, nėra labai baisiai, bet vis tik su grąžtu būtų lengviau. Nu, biškį pramazinau, bet nieko tokio. Mažai truko, būčiau prisidaręs. Ant ribos, šaika, ant ribos. Bet galima sakyti, kad pataikiau. Все, draugai, давай рончика с полопіння, тих фукт. Дядам полопіння. Praeitą kartą srovės nebuvo, tikiuosi ir šiandien nebus. Labai gerai, kad šito palapinė prisitvirtina prie dugno. O čia tai superinis daiktas. Той. Jau į pabaigą, той. Все. Viskas pritvirtinta. Bet kiek daug tų slidėm su pačiūžom čia varinėja. Normaliai. Varinėsime ir tai. Opa. Sėdėk. Blėm, gerai, kad spėjau enigmą uždaryti. Tai jau būtų vijusis turbūt tos sportininkus. Būtų čia man reikalų. Aišku, jinai nepasivytų. Motociklai greit lekia. Bet būtų vis tiek negerai. Nu viskas, все, dėliosimės dabar jau viduj viską. Viskas, šokam iš batų į basanauškės, kad čia labai daug mums neprišlapint. Nu štai, draugai, pagaliau apsimėčiau biškelį ir enigmutė ramiai guli. Nu bet jo, matosi pasarunčiką, kad šį kartą daiktų gerokai mažiau.
Jau vien tik tas jausmas aфиgenas, kai aš jau ant ledo Kauno Marių. Jau vien tik dėl to aš tai, nežinau, tokią palaimą jaučiu, begalinę. O dar aplinkui ne vienos palapinės, ne gyvos dvasios. Tai čia išvis super. Gerai, pradėsim nuo to, kad šerbetą reikia išsirinkti mums vėl iš ekečių. O eketės šį kartą pasarunčika galingos. Labai galingos. Pasiėmiau tą savo kitą pirmą lovą. Nu, jinai ant 3 kg lengvesnė ir biški mažesnė. Bet ką aš galiu pasakyti, kaip aš ant jos anksčiau mėgojau, aš neįsivaizduoju. Ir dar su enigma. Nu, jinai tiek nepatogi, net sėdėti nepatogu. Žiauru. O meškerės kaip toli nuo tos. Tai ką aš blogai padariau, kad aš nepaėmiau to kėdutės. Būčiau ant kėdutės čia atsisėdęs arčiau. Dabar nesigaus man taip. Nu nieko, šį kartą bus gerai ir taip kažkaip tai. Svarbiausia, kad kibimas būtų. Все, dabar puolam šertis. Nes čia jeigu kas ir buvo, tai čia nieko nebėra. Tikiuosi pašarus pasidariau gerus, nežinau. Nu, šį kartą irgi pašariukas toks kaip šokolado spalvos biški. Tokia spalvytė, nieko. Kvapas toks gana labai juntamas smarkiai. Tai nežinau, čia gali būti ir gerai, gali būti ir blogai. Neaišku, kaip čia bus. Bet tikėkime, kad bus gerai. Ir manau, kad reikia šiek tiek dar padraikinti. Nu, vo, dabar bus gerai. Bus gerai. Būtinai patikrinkit karabinčiką, kad nebūtų taip, kaip man buvo kažkada. Atrodo, kad lyg ir uždariau, bet pasirodo neuždariau, aš jo neužkabinau. Ir pasiliko ant dugno. Karmuškikė. Viskas, leidžiam. Dar ką aš turiu pasidaręs, tai stopiką įsidėjęs. Bet čia žiūriu, kad jisai jau čia gilis didesnis, o ne? Ai, tu savo, kad čia taip pakėliau aš aukštai, ne kažkada. Ai, va, viskas dugnas. Viskas dugnas. Tai va, dabar atsižymiu. Kad čia yra dugnas štai vietoj. Nu ir per metriuką aš jį patrauksiu dabar. Ką stabdė? Per gerą metriuką. Jo. Kad paskui man nebaidyti leščių. Aišku, jeigu jie čia ateis. Tai dabar taip, per metriuką sakiau, tai vieną karmuškelę išmėsiu, visai netoli dugno, o kitą virš dugno. Gerai, varom džokeriuko, skanaus. Kilogramuką paėmiau, purus šį kartą geras. Praeitą kartą man nelabai patiko, šį kartą labai geras. Tai į visas eketės po vieną. Plum. Džokeriuko skanaus įpirdolinam. Jo, paleidžiam vieną koks pusmetris nuo dugno, kad pasiskleistų šiek tiek. Ai, ką aš sakau, vieną.
Tai tada gal į vidurinę vis dėlto, į vidurinę reikia 2 įvaryti džokeriuko. Į vidurinę ekite 2 įvarysim, į kitas po 1. Nes reikia dar iš aukščiau paleisti, kad pasikeistų. Ir aišku, dabar, kai visą laiką, draugai, mums reikia įleisti kamerikę, pasižiūrėti, ar gražiai nugulė mūsų stalas. Jo, draugai, stalas nugulė tai kaip turi būti čia. Matas ir pašariukas gulė, ant viršaus džokeriukas gražiai nugulė. Pasiskleidė taip normaliai. Jo, viskas gerai. Viskas tiesiog super. Ne, sekmadienis, šeštadienis daugiau nevažiuosiu žiūrėti. Taip norėtųsi tyliai ramiai pabūti, kartu čia. Pabūsi tyliai ramiai. Jeigu žmonių nėra, tai keturačiai malasi kažkur netoli. Aišku, aš nieko prieš jos neturiu. Bet man vis tiek patinka, kada tyko ramų savo, spakaina, sėdi, laukia. Šiaip ir man nostalgija, kai jie čia prasinešė su tais mocais sniego. Aina savo, koks kaifas su sniego motociklu važinėt. Nu, ant ledo gal nelabai įdomu. Nebent ant pilno ciongo, jeigu varai ledu, tai tada gal visai ir įdomu. Bet ant tiesiųjų tai neįdomu. Po miškus smagiau važinėti, kur kalniukai kokie nors ten visokie. Ten fainiau. Darysim taip, 2 meškerės su karamaislais ir 1 meškerę su paprastu kabliuku. Paprastai švinukas, kabliukas. A ne, draugai? Jo. Oi, smagumėlis, smagumėlis. Bet nebijo šaika per tokį ploną ledą varyti su mocais. Nors bendrai mocas ir per vandenį važiuoja. Tai ko čia bijoti, tiesą pasakys. Nu. Nuleidžiam pirmą valą dugno. Nesupratau, ko čia taip vanduo? Geras, net ledas linguoja nuo mocų. Aš galvoju, kas čia yra, ko čia va tai va linguoja viskas. Nuo sniego motociklų ir nuo keturačių. Net iki manęs linguoja ledas. Normaliai. Tai dabar ant viršutinio kabliuko aš surizikuosiu uždėti keletą pinkučių. Aš taip galvočiau. Nu, o ant apatinio aš uždėsiu keletą matiliokų. Be tokių bajavų matiliokų uždėsiu. Reikia vizolus užsidėti, nieko nebus. O, koks matiliokas, žirnas. Bet va, praploviau namuose, per sietą perleidau, prasisijojo lavonai. Ir vėl čia viskas gerai. Paskui jau ant ko pagausim, taip ir bandysim tada. Pradžiai reikia įsiaiškinti. Pradžiai bendrai reikia, kad žuvis ateitų. Tai va čia yra svarbiausias momentas. Bet blemba, aš net negalvojau, kad kažkur toli, kitam krante duodasi ten tie keturačiai sniego motociklai, o čia taip ledas juda. Geras. Tikrai netikėjau, kad taip gali būti.
čia tai pučiokas. Gerai. Dabar ant kito kabliuko. Ką čia mes uždėsim? Uždėsim, manau, kad porą matiliokų ir pinkutę. Taip sakant, sumušteką padarysiu. Jau. Nu ir po kokios valandėlės, manau, bus galima įleisti diperiuką. Dabar reikia taupyti man bateriją, blemba, kad bent jau šiai dienai užtektų. Bent jau. Paskui jau žiūrėsim, kaip Dievas duos. Nu ir dar vieną meškerėlę užmetam. Ir lauksim kliovuko. O čia galim pabandyti irgi sumušteką vieną tokį. Vieną matylės su matyliu ir lašinuko gabaliukas, o kitą matylės ir dzikas vienas skandintas. Kažkaip taip. Pamėginsim. Nu, vienas kabliukas matyliokas dzikas, kitas kabliukas matyliokas lašinukas. Все, galima leist žemyn. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Eik tu savo, kas čia gali būti? Kai būrys kažko tai praplaukė, kažkokios bajavos žuvies. Normaliai. Tai kas? Kas ten žuvis? Jo. Aha, žuvis ten, taip. Jo, tuoj pagausim, tuoj, nebijok. Oho, pagausim, nepergyven. Jo. Bet tai čia kai užpaišė ir dingo iš karto. Toks vaizdas, kad praėjo būrys žuvies. O kodėl jis nesusidomėjo, o čia va klausimas. Bliam, tikiuosi, nebūsiu prisidirbęs su pašarais. Nu jo, tik tai tiek, kad nežinom kas ten, bet ten kažkoks būrys žuvies. Faktiškai ten galėjo būti daug kas, aišku. Nors man labiausiai ten panašu buvo į karšius. Nežinau. Jo. Vakarėlis tai biški man per gražus. Nors ką gali žinot, gal viskas bus gerai. Šiaip tai žiauriai gražu. Ir ramu jau pagaliau. Gražumėlis. Oi, gražumėlis. Kaip faina. Ne tas žodis.
Jo, draugai, karšiukų kol kas nėra. Nėra ramuma. Britvos tik tai duodasi pirmin atgal. Nors tai, ką aš čia matau, tai kažkas ten yra ant dugno tikrai, kažkas dulkės kelia į viršų. Nes aš matau, kad tie mėlyni debesys tokie kalnai karts nuo karto atsiranda, tai kažkas ten yra. Tik va klausimas kas? Gal kojos kokias? Arba koja kokia? Nes jeigu būtų pūgžliai, tai tikrai kibtų. Bet kol kas tai čia nieks nei barkšt, net nesujudina. Nu ką, draugai, kadangi kibimuko nėra, tai arunčikas dabar ką padarys? Pasidarys valgyti. Va taip va. Ir ką mes šiandien pasidarysim? Ogi pasidarysim saločikių skanių. Aišku, biški per vėlai. 12 valandą. Nu bet, kaip ten sako, geriau vėliau negu niekad. Ale? Nu, tai va, ir aš tik sakau. Tai dabar, jeigu žuvis neima, tai ima arunčikas. Taip, kad šausim saločikių, skanių ir bus viskas gerai. Gal. Taip. Ką mes čia dar turim? Turim agurčiko, turim avokado, turim pomidoriukų skanių. Ką mes čia dar turim? Viskas. Turim kaip visada gaidžio sausainiukų. Taip. Bet kas čia dabar man yra, tai man čia biški nepatogu. Va kas yra. Bet nieko, kaip nors enčką nenugriusime čia. Su tavim, kaip tu sakai. Tai pradžioje palaužom saločikių, aisbergo. Ale? Nu, kažkaip taip. Gerai, saločikių užteks. Jo, draugai, toliau pasipjaustom agurkėlio. Skanaus. Gerai, užteks irgi, aš manau, čia daug nedarysim. Toliau pas mus eina pomidorčikas. Tiksliau, pomidorčikai, mažukai. Mažuliukai. Va tokie va. Papjaustom pomidorčikus. Nu ir kas dar liko? Tai liko dar sūris ir avokadas. Ir bus viskas. Nulupam avokadą. Skanų. Taip, tuoj runčikas avokadą nulups. Šiaip tai pagal taisyklę, kadangi aš dabar kažką tai darau, tai turėtų būti kebimukas. Nu, bent jau taip visą laiką būdavo. Bet ar tai bus, nežinau. Nors karšiukus piešia. Все, avokadas nuluptas. Dabar mes jį toj čia per pusę. Papjaustom tiesiai lėkštutę ir bus gerai. Aš taip manyčiau.
Nu ir viskas, liko tik tai tūną uždėti ir bus gerai. Tai kai Arūnčikas žioplys eilinį kartą pamiršo šakutę. Nu, ta prasme, ne eilinį kartą, bet nu vis tiek kažką tai pamiršo. Ne, na, aš nebegaliu. Nu nieko. Dabar išmakaluosim tūną mes su aliejum, su peiliu. Nu taip tai daryti nereikia. Jeigu ką, pėstelnam tūno biskelį. Nu jo, su valgymu tai bus problemėlė. Neįsivaizduoju, kaip aš čia valgysiu tai. Nors, man atrodo, aš jau sugalvoju, kaip valgysiu. Pasidarė Arūnčikas skanios mišrainytės ir bandysim valgyti, o valgysim va su ko. Su konservų kamščiu. Bet jaučiu, kad čia gali gautis biškį nesąmonė. Nežinau, pažiūrėsim, su kuo bus lengviau valgyti. Ar su šaukštuku, ar su kamštuku. Va, draugai, pavyzdėkit, kokią Arūnčikas pasidarė bliudelį. Skanios mišrainytės. Gerai, draugai, skanios vakarienės visiems. Normaliai čia mes 12 valandą. Nu jo, čia biškį nesąmonė bus. Nu bet ką daryti? O ką daryti? Jeigu pamiršau. Čia visą laiką tai būna, kai turi daug daiktų pasiimti, tai būtinai kažkas turi pasilikti. Jo, draugai, kartojasi pernai metų scenarijus. Pernai irgi pirmą žvejybą atvažiavau. Kantrybės užteko iki 2 valandų nakties. Karšių priplaukė belenkiek, kibimo 0. Taip irgi nesupratau, kame reikalas buvo, kodėl buvo 0. Šį kartą tas pats. Vėl. Nu jau. Normaliai, ne? Nu jau. Normaliai piešia. Ir va tai va jau visas vakaras iki 12 nakties. Nesuprantu, kam reikalas. Ai, bet kibimo vis tiek nėra. Panašu į tai, kad bus kaip visą laiką pirmas kartas ir baronka. Žinokit, draugai, pagal tai, kaip čia piešia dabar ištisai, tai čia turėtų būti kibimas belenkoks. Dėja, nėra vis dar kibimo, nėra. 3 valandos ryto. Per valus vieną kitą kartą prabraukė, panašu į tai, nes sujuda šiek tiek sargeliai. Ir viskas, žuvį ištisai piešia. Ištisai, dabar jau ištisai piešia. Jau variantus visokius išbandžiau. 2 matyliai pinka, 2 pinkos matylis, 5 pinkos. Žodžiu, visus variantus. Nieks neveikia. Matylis dzikas. Kažkoks kosmosas.
Jau. Bet kas svarbiausia, kad nu dabar tiek žuvies čia priplaukė. Ištisai, va tai va, viską va tai va piešia ištisai. Toks vaizdelis. Draugai, pagaliau karšį turiu. Gulėjau, tiksliau miegojau. Ir girdžiu pypę. Adickas, a nedickas. Toks, sakyčiau, turėtų būti neblogas. Manyčkat. Opa. Gerulis. Šviesą uždegiau, tai iškart rovė. Žemyn. Ai, tu savo. Tikiuosi, tas vienintelis nepabėgs. Draugai, kaip jums atrodo. A nu ką, ateini pas Arūnčiką. Ai, nedickas, bet tai toks davėsi čia. Oi, jau kaip dickas. Šiau galvojau, kad bajavas. Ne, toks link puskilio. Opa, ampučioko paėmė. Normaliai. Ampučioko. Nu, va, draugai, vienas lėštukas yra. Aišku, nedickas, bet tegul varo atgal. Nu, nestebuklas, bet ką žinau. Opa, yra. Turiu, draugai, dar vieną lėštuką. Nu, tikėkime, šitas gal biškį geresnis bus. Ale tai negi, rytinis prasidėjo. Nu, anas tai mane biškį apgavo. Galvojau, kad bajavas. Ai ne, šitas jau tikrai neblogas. Šitas jau gražesnis. Šiek tiek gražesnis. Na jo, tas šiek tiek ten kokį 100 gramų gražesnis. Bet, nu netokie, kokių norėtųsi. O, draugai, dar vienas. Bet irgi nedickas. Nu į ką, paleidžiam iš karto. Jeigu varo, fanera. Viskas, draugai, baigsimės Kauno marių pasirodymą. Pirma žvejyba ant Kauno marių. Ir vėl nesėkminga. Nu, negaliu sakyti, kad visiškai nuliai, bet tas pats kas nieko. Kiek aš ištraukiau? 3 gal tokius po 300 gramų, vienas 400 gal gramų. Gal. Nu, visi kiti ten išvis delniniai. Tai va. Keletas irgi nedisko atsikabino. Nu, žodžiu, kartuojasi pernai metų scenarijus. Kol kas. Tai jeigu dabar dar vieną kartą pavyks užlipti, o vėl kimba, bet ten mėlačius vėl bus. Tai jeigu pavyks dar kartelį užlipti, pasižiūrėsim. Ar pavyks iš antro karto pagauti normaliai žuvies ar ne, o čia vėl kimba. Tai, bet čia jau pušliai užpuolė viskas. Jau porą pušlių ištraukiau. Tai žodžiu, pabandysim dar kartelį ant Kauno marių.
Nes oras kaip tik bus palankus karščiam, bus pliusinė temperatūra tiek naktį, tiek dieną. Ir pasitikrinsim. Galbūt mums pavyks iš antro karto. O dabar, draugai, gavosi kaip gavosi. Kaip ten sako, geriau bloga diena žvejyboje, negu gera diena darbe. Tai va čia ta situacija. Gerai, draugai, dėkui, kad žiūrėjot, dėkui, kad dedat laikus, dėkui, kas kars nuo karto parėmėt kanalą. Visiems didelis ačiū ir iki kitų susitikimų. Ate!